Nusibraižykime porą kvadratų ir porą apskritimų. Insert, šiaip pasimam stačiakampį, brėžiam stačiakampį, bet kad būtų kvadratas tikslus, reikėtų, kad būtų visos kraštinės vienodos. Čia galima nustatyti kraštinės ilgį ir plotį, sakykime, po 1,5 centimetro, kad būtų taip ir taip. Va, turim tokį. Iš kitos pusės galiu šičia options ir size ir čia galiu nustatyti ir aukštį, ir plotį, ir pasukimus. Galų gale, jeigu uždėsiu šitą lock, užrakinsim, tada, reiškia, didinant vieną, pavyzdžiui, iki 2 cm, tai didėja ir antra kraštinė. 2 cm turim tokią stačiakampį, tiksliau kvadratą. Šiaip nubrėžti taisyklingą figūrą, tai užtenka paspausti shiftą ir tada iškart brėžiasi kvadratas, turim kvadratą, truputėlį per didelį, galiu pareguliuoti čia ir čia bus antras toks kvadratas. Ir taip toliau, sakykime, įterpiam dar kokį apskritimą, shift paspaudžiu, braižau šitą, truputėlį didelis, kad būtų tik 2 cm. Ir šitas 2 cm. Turiu tokius. Truputėlį paimsiu ir su Ctrl pakopijuokim jį, taip, sakykime, vidurį. Čia padėkim kažką, taip. Šitą čia padėkim, o šitą čia. Oi, per daug. Vieną teks ištrinti, aš taip nenoriu. Reiškia, čia ir čia padėkim. Šitą gal nereikėtų, ištrinu. Dabar su shiftu šitą ir šitą pasižymiu, Ctrl nuspaudžiu, turiu, pavyzdžiui, šitaip. Dabar jos tos figūros yra kažkaip įsimėčiusios, nelabai gražiai, norėčiau padaryti gražų ornamentą. Galima įvairiai lyginti. Pasižymiau, sakykime, 3 viršutinės figūras. O šitas su shiftu, format ir yra lyginu. Dabar imkim ir sulyginkim pagal viršutinę. Tai yra, šita yra aukščiausia, tai yra sulygins visus pagal aukščiausią. 3 figūros. Reiškia, galima, kad būtų vienodi tarpai, reiškia, šičia ir šičia vienodas tarpas, tai yra, galima ir taip distribute padaryti, o dabar bus vienodas tarpas. Dabar pasiimkim šitą, galbūt šitą ir lyginkim, pagal kurią čia dabar, pagal left, o taip turim. Dabar vėl sulyginkim taip. Dabar šitas ir šitas eitų pagal viršų. Net nežinau, ar gerai dabar, pagal viršų padarykim. Taip. Dabar truputėlį šitą paveškim šičia, šitą paveškim šičia ir pasižymėkim šitą ir šitą. Turim dabar pagal dešinę pusę ir taip. Taip turim. Dabar šitas, o šito nereikia, nuimam su shiftu taip pat. Galima pagal viršutinį tikriausiai lyginam, o toliau dar sulyginam juos taip. Ir analogiškai šitą ir šitą, sakykime, lyginam pagal viršų ir lyginam taip. Turim tokį vienodai išdėstytą ornamentą. Galima visą laiką pasinaudoti, reiškia, šituo
align, tai yra sulyginimu. Galima dabar, sakykime, visus pasižymėti, galima su shiftu galiu pabandyti dar parodyti select object, apibrėžiu viską, visi pažymėti, einu vėl į format, galiu sugrupuoti, padaryti vieną grupę ir turiu va tokį, kaip ir vienintelį ornamentą. Taip, va toks būtų surikiavimas, sugrupavimas ir vienas kito atžvilgių, reiškia, lyginimas.